Labą dieną. Sveiki atvykę į Karmas Salotė XC TT etapą. Per apšilimą ratą čia biškį suplėčiau padangą į šaknį, tai nežinau, ar šiandien dar vis startuosiu, bet gal pavyks. Tai sveiki visi dar kartą. Kai mato stoviu prie starto, tai komandos draugas finišavo ir paskolino man savo ratą. Dėkui organizatoriam, kad leido biškį jam anksčiau startuoti, vien dėl to, kad galėčiau aš išvažiuoti, tai ačiū labai. 5, 4, 3, 2, 1. Ir startuojam, tai startuoju stipriai, gal net per stipriai, iš tikrųjų nereikėjo čia tai baisiai užsidraskyti, nes tai jau kairė posūkis, tada gauna stipriai užsistabdyti. Kaip ir veltui, galim sakyti, jėgos kai kurios išeikvotos. Ir trasa šiaip yra šiandien 6 km, 200 sukilimo, tai dar su komandos draugu juokavom, kad kas šitie 6 kilai. Važiuoju į posūkį, va čia iškart prasileidžiu, pirma klaida pasiklystu, čia gal koks 4 posūkis buvo, tai stengiuosi nesinervuoti, apsisukti ir tęsti darbą toliau. Tai apie pačią trasą, kaip ir šnekėjau, tai su komandos draugu juokėmės, kad čia daug 6 km važiuoti iš tos Tauragės į tą Vilnių, bet trasa tikrai buvo sunki, net galiu pasakyti, sunkiau atrodė, negu kad prasukti tos 3 ratus Karmą atvažiavus. Aišku, ir pats formatas toks buvo ir keistas, ir buvo jauduliuko, nes pirmą kartą važiuoju tam TT, kur net nematai priekį jokią priešininką. Tai ir kitokia motivacija, kitaip ir pasiskirstyti, aišku, pliusas tas, kad tu matai viską priekį ir gali važiuoti jau savo tempu, bet vis tiek kažkaip, kai matai kažką priekį, kai nori vytis, ir tos ir motivacija kažkokia kitokia. Tai trasa, kaip matot patys, nusileidimai tikrai smagus, bus ne vienas ir ne du, bet patikėkit manim, ir kalnų buvo ne vienas ir ne du, į kuriuos labai ilgai ir sunkiai reikėjo kilti. Tai kiekvieną kalną stengiausi biškį paspausti, bet biškį, aišku, čia gal to klaida buvo irgi, kad užsideginau nuo pat pradžių, tai oro nebuvo ir taip kokio potinės trasoje, nulijo ganėtinai smarkiai ir po tų karštų dienų tiesiog oro trūko, tai nusileidimuose stengiuosi atsargiai, matau šaknis pažymėtas, tai per jas stengiuosi nevažiuoti, greitai leistis, kad atmušti to kažkiek laiko. Čia biškių užsivėliu, vėl tokia mini klaidikė. Galiu tiesiog gražiai užsukti ir nestabdant varyti. Gaunas taip kaip gaunas. Tai praeitam video klausėt, kokias padangas naudoju, kokį slėgį pučiu. Tai priekį buvau atvažiavęs su Aspen 225, pučiau į priekį 1 barą, bet kadangi tą padangą sudraskiau, tai komandos draugo priekinė padanga, net neatsimenu kiek barų buvo, bet 2,4, tai pačia švalgą uždėta. Ir čia va tas kalnas, kur per apšilimo ratą sugadinau tiesiog pačią padangą. Čia šovau dešiniau, tiesiai tas šaknis, kaip į bardiūrą, tik trenkiaus, tik tai skystis išbėga, galvojau, kad net ratą sudaužiau, nežinau, ką daryti reikės, tai dar kartą ačiū komandos draugui ir kažkaip sugebu kažką dar ir pasivyti. Tai čia dar pradedu galvoti, kad man sekas ganėtinai neblogai ir kad gerą tempą turiu, tai dar jo čia paprašau, kad gražiai praleistų, tai iš karto jau praleidžiu, tai net nesuvalgo jokio laiko nieko, kad reikėtų už galo važiuoti. Trasa tikrai labai techniška, nusileidimai, ką tik nulijus, šaknis, viską, ganėtinai pavojinga, tai biški ir baimės tas jausmas toks yra, kad nepaslyst ant šaknies ir kažkur nenusiraityti medžius, nes gali prarasti daug. Čia toks techninis nusileidimas, smagus toks. Aišku, su galinė tą padangą Aspenės, tai ne kažką stabdo iš tikrųjų, greituminė padanga, gal ir ne tam skirta, bet man kažkaip į kalną kilti, jinai neužvelia, viskas gerai, tai aš ją kažkaip šį sezoną naudosiu, tai dar nebaigiau su slėgiu, gale 1-2, prieki 1 barą ir taip ir išvažiavau. Tai ir vėl į kalną kylam, tai kaip ir sakiau, kalnai tikrai buvo stiprus, 17% ir vis dar tarkuoju tą patį kalną čia.
tikrai netrumpi buvo jėgas atimantis kalniukai. Čia pabaigoje tai realiai kaip leidęs, taip ir kyli, kaip leidęs, taip ir kyli. Arba tiesiog pusę nusileidėjau, kaip ir smagiai būtų įteisti savo tą darbą leidimuose, bet atsiranda posūkis ir vėl reikia sukti. Aišku, atvažiavom šiandien, tai čia buvo visko, užmiršau ir pulsometrą nuo to, kažkoks tiesiog atvažiavau ir pavargęs, ir įsiblaškęs kažkoks, tai ne tokios jėgos buvo tą dieną, tai įsisėdu pirmą kartą. Girdėjau kitiems irgi, kad sunkiai buvo, kai kurie daug kas irgi klydo, daug klaidų, daug kas irgi ant kai kurių kalniukų įsisegė. Žodžiu, daugam buvo sunkoka. Pirmą vietą laimėjo Aurimas Starkus, tai sveikinu jį labai. Jaunuolis šiaip labai gerai važiuoja. Praeitas varžybas, kiek pamenu, irgi netoli manęs buvo, ten sekundėm vos atsilikom, tai žiauriai maladėts vaikis. Čia dar kažkaip važiuoju, dar pasižiūriu į tą laiką, visai gerai čia varau. O šis kalniuks man labai patiko, nes slidus atrodo toks, kaip ir netechniškas, atrodo paleist stabdžius, bet vėl nežinai, kur atsimuši ir nusileidus vėl į pakalnę. Tai va tas kalniukas, kur irgi buvo netrumpas, jį kyla ir va tokį užkilimą turiu, jau čia pulsas labai didelis, aišku, čia ekrane jau to nematysit, nes neturėjau pulsometrą, bet baisiai didelis užkilęs pulsas ir čia net nebeturiu jėgų iš ko dar paspausti ir čia tiesiai rodiklės matom į dešinę, net ant žemės yra papurkta su dažais, aš sugebu tiesiai šauti. Prašauku tą rastą ir pradedu galvoti, kad lygtais to rasto čia nebuvo kažkaip. Priekį dairaus tų rodiklį, žiūriu, nėra, galvoju, reikia suktis, apsisuku. Aišku, apsisukimais irgi galėtų įvykti jie greičiau, bet yra kaip yra jau. Ir grįžtu atgal per tą patį rastą ir dairaus kažkur bent ant medžio rodiklių ir realiai grįšiu iki pat to kalniuko. Kai pamatysiu pirmą rodiklį, vėl apsisuksiu, jau žinau, kad esu trasų ir bandysiu tęsti savo darbą, bet baisiai susinervinau šiaip iš tikrųjų. Čia labai daug laiko praradau, dar apsisukinėjau, aišku, kai vėžlys, bet pavargęs. Tai tęsiam toliau, čia jau susinervinęs. Jau iškart noriu spausti ir sugebu antrą kartą pražioplinti tą patį posūkį. Antrą kartą, kurva. Čia, aišku, negailiu riebių keiksmažodžių, atsiprašau labai, kad keikius, bet baisiai susinervinau ir čia pradedu skubėti, jau skubėti, jau čia žinau, kad labai daug laiko kainavo. Važiuoju technišką nusileidimą. Pamatau komandos draugą, jau sakau, važiam. Ir paslystu irgi čia, įsisegu antrą kartą. Ir toliau darbuojos. Dar aišku, batai neįsisega į klipsus, žodžiu, čia visokių tų kliurkų. Kaip ir sakiau, kalnai status, matot, patys 23%. Yra čia į ką puškuoti. Tauragėje tokių mes kalnų neturim, tai čia atvažiavus yra labai sunku. Kylam vėl į kalną, aišku. Užkilus ką veiksim, leisimės. Tai vėl leidžiuos ir, aišku, pulsas užkilęs, susinervinęs, įsiblaškęs, jau net nebegalvoju, kur čia ką reikės sukti. Aš dažniausiai jau protingiausiai yra atvažiuoti posūkį jau nuo kalno, kai leidžiantį su mažesnė pavara. Čia nepadariau to, čia iš karto gaunas vėl automatiškai, kad reikia nesiklipsinti. Užsistumį į kalną. Sėdu atgal ir nušuos pavaras vėl, kad skubėčiau. Ir kur mes dabar nuskubėsim, spėkit. Trasos neatsimenu ir vėl pavarų nenusimažinu ir vėl į kalną. Tai aišku, mes atvykom šiaip į Vilnių labai anksti ir tiesiog kažkaip aš sugalvojau, sakau, davai, eisim pieškom trasą, pasižiūrėsim šaknis, kaip kas, kad greičiau galę suvažiuoti. Bet čia turbūt ir buvo didžiausia klaida, nes nepasitikrinom su pačiais dviračiais visos trasos, tai to ir yra čia visas tos klaidos. Buvo link finišo dar vienas trampliniukas, smagus toks. Nusileidžiam,
Ir čia į kairę bus finišas. Dar stengiuosi čia susprintuoti, gal kelias sekundės sakau atlošti. Tai baigiu trečias. Vyrų mėgėjų iki 35 metų įskaitoj. Sveikinu pirmos vietos, aišku, nugalėtai dar kartą. Stengsimės į kitus etapus grįžti stipresni, susitvarkę ir matysim, kaip dar seksis. Ačiū, kad žiūrit ir iki.